Sveiki bičiuliai, ilgai laukta Igno ir jo Nisano apžvalga pagaliau mūsų kanale. Tai labas Ignai. Labą dieną, labą dieną. Patį kėbulą gavau maždaug 2012, gal 2013 metais. Ir jisai tiesiog prabuvojo pas močiutę Bakužiai, tvarte, ant šieno, visiškai išardytas. Galvoju, ateis diena, vis tiek susirinksiu. Nu ir po kokių 7 metų, plus minus, pradėjau aš kelt šitą dalyką. Man norėjęs, kad Nisane būtų turbininis motoras. Atmosferika, aišku, V8 yra gerai, lengva važiuoti, smagu. Bet norėjusi turbinos. Jau su V8 atsivažinėjau kažkaip, jau norėjęs kažko naujo. Nu ir užkliuvo man tas VSR-as. Aš kai jį nupirkau, tai jisai toksai buvo pusiau standartinis. Jame yra sudėti velenukai. Turbina yra įdėta Garretas GT2871R. Prie žemų sūkių tai visiškai aišku nevažiuoja, nes 4 cilindrai, jie ten nieko be būsto neturi, jokių newtonų, nieko. Tai reikėjo išmokyti pasakyti, važiuoti. Su gazu kaip elgtis, pasilaikyti būstą ir panašiai. Antivago, kadangi nėra čia, tai jau turi padirbti. Bet man tas ir patinka, bet reikia padirbti. Įdomiau yra. Jo, įdomu. Tai aš su juo pavažinėjau berods 2 sezonus, plus minus taip jau. Neskaitau ten to pirmo, kur tik tai buvo testavimai. Tai pavažinėjau ir man apgylė po sėkmingos kvalifikacijos sekančią dieną motoras atsisakė dirbti. Tai radau, kad kompresijos nebeliko. Dėl to ir nebedirbo. Nu tai išsiardžiau aš tą variklį, pasimatavau cilindrus, viską ir nusprendžiau, kad reikia dėti kaltieną. Čia buvo tas turbūt esminis momentas, dėl ko tavęs daug kas pasigenda trasai su Nisanu. Vieną kartą pamatė, stipriai pasirodė kvalifikacijoje ir paskui atrodo dingai kažkur kaip į vandenį ilgam laikui. Nu taip ir buvo, ja. Buvo įsivelta į projektą variklio. Finansiškai nemažai lėšų pareikalavo šitas visas perrinkimas variklio. Už tai užtrukau virš metų turbūt, kol viskas susidėjo į savo vietas. Tai realiai praeitą vasarą, antroji vasaros pusį pasileidau, tik tai nusivežiau ant stendo ir tada dar atradau tokį dalyką, kad vis greitas truputėlį sugedo. Tai dar tą reikėjo pasikeisti, nes ant stendo turėjau tik tai 1 barą. O aš planuoju pūsti kaip ir prieš tai 1,4, arba 1,5, jeigu išneš turbiną šitą. Tai planuojamas arklių skaičius, tai turbūt panašiai kaip ir buvo, 309 buvo ir 485 newtonų. Ar tos galios tau užtenka šiai dienai, ar norėtųsi daugiau, ar jaučiasi kažkokios, tai nežinau, tas pats turbinos lagas, gal vis tiek nėra labai galingas variklis, ar negalima būtų taip įvardinti, tie 300 arklių šiai dienai nieko nebenustebina. Nu jo, tai 300 tai jo, tikrai nedaug. Tai aš manau, kad apie 400 tai jau čia semi-pro lygiai, tai čia per akis, daugiau negu reikia realiai, nes apgylę tai visiškai nejaučiau diskomforto. Užteko ir tos galios, sukibimo turėjau, važiavau, visai gerai viskas buvo. O tai kažkaip planuosi dabar ir nėra auginti tą galę. Aišku, dabar kai kaltiena sudėta, motoras pilnai perrinktas, tai galėčiau jau dėti kitą turbiną ir, kaip sakant, biškį rimčiau užpūst. Potencialo yra. Potencialo dabar yra, tikrai. Galima drąsiai virš 400 arklių turėti. Bet kol kas neplanuoju to. Pradėjai šiek tiek kalbėti apie sukibimą, apie važiuoklę, kad sukibimo užtenka, galios užtenka, santykis yra geras. Kas čia pas tai yra per važiuoklę, koks galbūt galinis tinklas, ar čia yra standartas Nisano, ar tu kažką taikiai, keitėjai, kaip su priekiu? Galinis tiltas tai yra visiškai standartinis, neskaitant su vediminiu išvirtiminiu traukiu, kurios yra jau custom, kad būtų galima susireguliuoti pilnai važiuoklę. Reduktorius standartinis, pusašiai taip pat, niekas daugiau nedaryta. Transmisija čia yra BMW dėžė, kardanas irgi toks padarytas. O prieki tai yra, kaip pasakyti, Lenkų Vaisfabas gal pavadinti galima. Tai yra full auto tuning važiuoklė su labai daug išsukimo, daug reguliavimo, kas man labai patiko. Tai ir kasterį gali reguliuoti, Akermano kampą labai smulkiai gali susireguliuoti, kiek tik tai tau nori, kaip patinka, pagal savo stilių. Tai labai pasijautė šitas, nes prieš tai aš važiavau su pusiau standartiniam priekiniam šakėm,
Buvo tiesiog ilgintos šakės, pjautos tupicos, nu, tas toksai pigus variantas, kaip sakant. Visą laiką tu važiuodai su BMW-ais, krekždėm daugiausiai, ar ne? Gal kažkiek M6 trasų turbūt daugiausiai su krekždėm. Daugiausiai jo, su krekždė praleisti. Kokius skirtumus pastebi, kas tau patinka, nepatinka, galbūt gal ką norėtum patobulinti Nissan'e, arba ko trūksta BMW-ui? Ko trūksta BMW-ui? Nu, kai krekždė turėjo, tai krekždė arba huligankė, tai man jų pliusas, nes jos lengvos. Nissanas dar lengvesnis. Čia man norėjau sakyti, pliusas, kad lengvas. Aš lyginu senus muziejinius variantus, kurie vis dar sugeba laimėti pirmas vietas, nes jie tiesiog labai maloniai valdos, nes jie yra lengvi. Čia man didžiausias pliusas ir dėl ko aš labai mėgstu lengvas mašinas. Nissanas sveria 1060 km. Nu, tai svoris nusimetė dėl to, kad realiai visas body kitas yra iš tik audinio, tai kas palengvina. Nes durys dar standartinės, galinis dangtis standartinis, labai daug sveria. Tai dar čia galima išvožti svorio būtų, bet kad ir dabar yra labai neblogas balansas, pats per viduriuką. Dėl ko man patiko SR-as, kas pasijautė būtent trasoje, kad 4 cilindrai, lengvas ir motoras stovi praktiškai per vidurį stakanų. Ir atliekant aštrius persimetimus ir lekiant trasoje labai maloniai važiuoja, tie persimetimai tokie aštrus turbūt, ar ne, gan staigiai. Nuspėjama tokia jinai visa, ir kai labai lengva, tai jinai staigiai šauna į priekį, ta prasme net šonus lystant, nuspyriai per sankabą, jinai iš karto rauna. Tai labai fainas efektas buvo. O priekio nestumė, tas atrodo 50-50 praktiškai pas tai, ar ne, mašinos balansas, bet ar tas 50-50, kaip tu manai, jis yra geras, idealus, ar norėtųsi, kad biški būtų galas šiek tiek lengvesnis, kad to priekio mažiau stumtų, daugiau biškiau spaustų priekinius ratus, gal tokia labiau, Nežinau, lengviau valdyti mašiną būtų. Būtent šitoj mašinai visiškai nejutau priekio stumimo, niekada to nebuvo, kas gal net šiek tiek keista, nes padangos irgi paprastos, tiesiog uždėtos gatvinės, nieko kažko išskirtinio, jokie nesimės likai, bet kiek važiavau, niekart nebuvo taip, kad stumdytų tą priekį. Toksai sukibimo balansas šitoj mašinai, man labai patinka. Labai patinka toksai pusiau streetinis modelis, kaip pasakyti. Salono pusę turiu, toks jauku man automobilį sėdėti. Galim pažiūrėti, kas čia pas tavę salone padaryta. Niekas neišlūta kitaip negu pas mane. Skidelį dariausi irgi, susigalvojau nestandartinį, kurį turėjau. Nestandartas, visą pats pasidaręs? Jo. O tai iš kur tu tas visus gaugės kažkokias? Gaugės viską siunčiausi. Susigalvojau, kaip norėčiau, kad būtų. Man patinka tas oldschoolinis toksai. Žiauriai gerai. Porsche stilius. O tai jisai šviečia, turi kažkokį švieselę? Jo, jisai šviečia raudonai. Aha. Ir greitis nuo GPS-o veikia, apsukos viskas veikia, rodo. Kiklį tiesiai prie dugno, nes šiek tiek esu nestandartinio ūgio, ne kaip japonas. Tai sunku ir tilpti į tą mašiną. Tai čia vėlgi būtų klausimas su pilnais lankais, turbūt netilpčiau, reikėtų ir dugną modifikuoti. Kai atsisėdu su šalmu, tai nuo šalmo ten keli pirštai tik tai nuo stogo. Ne, jeigu būtų dar pilni lankai, čia reikėtų kažkur tos vamzdžius padaryti. Vėl čia biški reikalų yra su Nissano kėbulu. Reikėtų žemint dugną. Tai tumbleriukai, nes pravodkę visą dariausi variklio ir kėbulo naują. Tai saugiklinę irgi perkeliau į keleivio pusę, į bardačioką. Saugiklinė tiesiog bardačiokė, patogiai prieinama. Kaip čia bus? Jo, labai man patiko šitą vietą jos, tai čia taip ir padariau. Raubaras minimalios konfiguracijos, nes taip norėjau, kad būtų kuo mažiau čia tų vamzdžių. Tai daugiau mažiau salonas tengiasi, kaip sakai, išlaikyti visą standartinį, nieko tenais neprikeisdamas. Jo, nesinori nieko ten privalpyti, ten kažkokiu apšifkių durų daryti. Noris, kad būtų jauku ir malonu, taip įsėda ir į tokią pocket rocket. Ja, taip ir sakyk, kad dėl garso izoliacijos, nes 4 cilindrai nelabai gerai dirba. Žinok, čia taip pat nėra tos garso izoliacijos, daryk tu ką nori. Body kitas, tai aš iš karto, kaip jau planavau darytis Nissaną, norėjau, kad būtų Koguchi būtent stiliaus body kitas. Čia yra Koguchi sparnai, taip pat yra 326 Power spoileris, kurio irgi labai norėjau, nes man jisai labai taip gerai įsikomponuoja čia, o buferiai slenkščiai yra GP Sports. Tai šitokį miksą pasidarė, ar ne, iš tų detalių, kas tau gražiausiai kombinuoja. Jo, nes ant Nissano tu gali dėti, ką nori, pingponginti jį ir jisai vis tiek va, toksai, kadangi undergroundinė mašina,
kaip galima pavadinti. Tai ją gali pingponginti, dėti ką nori, viskas vis tiek galų gale sueina į vieną vaizdą ir visai gerai viskas žiūris. Gerai, atrodo daugiau mažiau prasibėgom, didžiąją dalį aptarėm spėjų, ar ne? Reikia perėti prie žiūrovų, ar ne? Klausimų mūsų. Žiūrim, ką tu ten susilaukęs buvai? Nikolavas klausė, jei keistum kėbulą, jis būtų GDM ar vokiškas? Jeigu keičiau kėbulą, jeigu kažkas atsitiktų šitam kėbului, nežinau, jaučiu tokią pat ieškočiau. Šiaip S15 labiausiai turbūt norėčiau. Tai būtų GDM. Jo, būtų GDM. Atsakant į klausimą, būtų į GDM. Gerai, paskui klausė Justas. Kiek būsto pučia Nissanas ir kiek galios? Tai šitą kaip ir atsakėm, galim dar pakartot. Jo, tai buvo 1.4 baro ir turėjom 309 arklius, 485 Newtonų. Dabar planas? Dabar planas panašiai turbūt bus, irgi 1.4 arba 1.5 baro, jeigu išneš turbiną. Tai panašiai turėtų būti. Ar komandos draugai, Red Helmet klausė, ar komandos draugai tyčiojasi iš Nissano? Nedrįsta. Nelabai yra kopijas. Nes visos pas mus mašinos istorinės. Šiaip jo, išskyrus Lapinsko turbūt. Pasi naujausia. Bet Lapinsko nevažiuoja. Nu, nevažiuoja. Laiko nepatikrinta, matai. Laiko nepatikrinta. Va, teisingai. O čia laiko patikrintas. Senas muziejus, va, važiuoja. Kartais nevažiuoja. Nu. Augaitis klausė, ar daug kilovatų pridėjo sensacinga Igno ševeliūra. Nu, kol kas dar neaišku, bet pasižiūrėsim, kaip ten bus. Gal reiks numės biškį gramą. Sulaukiam pirmo starto. Pažiūrėsim. Kaip... Rezultatai patys. Ar nespaus man šalme, žinai. Šalmą ar nereikės keisti. Gal reikės žiūrėk Excel dabar. Lumis foto klausė, kodėl Nissanas, kodėl Underground 2. Kas jei ne Nissanas? Kas jei ne Nissanas? Nu, tai, bet jeigu ir nes 15. Jei ne Nissanas, tai blemba, gal Kregždė. Man Kregždė prilipus yra kaip sena, gera, japoniška. Kitas klausimas. Ne, šiaip nežinau, gal Kregždė jaučiu. Nes man Kregždė žiauriai patinka, kaip jinai valdosi, jinai irgi dar sąlyginai nėra sunki. Patinka man Kregždė. Gera mašina. Tikrai neimčiau kažkokią naują modelio, ypatingai F-kės ar E92, nes man jie tiesiog nepatinka, nes jų ilga bazė, tokie jie vangus man trasai atrodo. Man patinka lengvos, mažos ir senos mašinos. Taip, toliau turim dar klausimų iš drifterių, tai Rytis Bužovas klausė, kada V8? Niekada. Ne, šitam Nissanė niekada V8 nebus. Gerai, toliau. Kokiuose etapuose planuoji pasirodyti? Sandrikas. Tai šiais metais, bandysim turbūt visus gal etapus, gal ne visus. Nežinau, čia su to pirmojo etapu balandžio mėnesį. Visus ryto, semi pro ir pro? Jo, būtų gerai. Ne, tai žiūrint pagal finansus, tai bandysim semi pro, aišku, tik tai važiuoti. Tai svarbiausi man etapai tai yra Aphilas ir Kuršienų trasa, o visos kitos, tik kas Analytus. Vilniui dar bus trasa. Šiauliuose, Alytui. Šiauliuose, nežinau, ar Šiauliuose dalyvausiu, nes čia jau už mėnesio. O ką, tu liko pasiruošti daug prie mašinos? Nu, dar yra pasiruošimo šiek tiek, ką norėčiau dasibaigti. Man atrodo, nematė mano mašinos garaže. Nueisim, kai baigsim filmuoti, aš tau parodysiu. Nes aš taip galvoju, kad ten reikės nuvažiuoti kažkaip. Nežinau dar kaip. Tai gal ant vietos padarysim, ten sudėsim tą bodį kitą. Tai aš ir galvoju, kad ant vietos viską reikės. Greit nudažysim iš vakaro. Nu, užtempsim plevelę, atsispėt. Nu, šiaip planas, kadangi Ride It Out kaip ir 10-metis jau, tai norėtųsi taip gražiai suvažiuoti visą sezoną įskaitoj, galbūt šiek tiek ir laimėti kažką. Taip, toliau. Domantas Kušas klausė. Tai 24 metais vėl Abhilė kvalo pirmą vietą. Tai faktas, tai kaip kitaip. Nėra kitokio pasirinkimo. Nėra kito pasirinkimo. Reikia laimėti arba laimėti. Klausė Rimvydas, kodėl Nissan variklis, o ne GZ? Šiaip dairiausi ir GZ-ko, ir RB norėjau, RB vien dėl garso turbūt norėčiau. Ne pats patikimiausias variklis, bet pats gražiausias garsas bent jau man. O SR-as tiesiog laiku vietoj papuolė, geras už gerą kainą, gerą komplektaciją gavau, taip ir atsirado SR-as pas mane. Gerai, turim dar klausimėlį iš Lino, iš BAM4 Media. Koks jausmas, kad jau tuoj vėl galėsi vadėlioti šitą žvėrį?
Jausmas, blemba, toks kartais net dreba rankos atrodo. Iš tikrųjų tiek išsiilgęs esu jau 1,5 metų turbūt praėjo, kaip nevažiavau. Tai jo, jos melis žiauriai geras. Labai noriu važiuoti. Tiek klausimų iš mūsų žiūrovų šiam kartui. Tikimės viską, Ignas sakė gana išsamei. Pats turi gal kažką dar pridurti užbaigimui ir pridėti, perduoti linkėjimus kažkam. Linkėjimai mamai. Ne, tai turbūt sakyčiau, kad gaudykit savo svajonės. Nes aš, pavyzdžiui, svajojau visą gyvenimą apie Nissaną, važinėjau su BMW-ais, nes pigiau. Bet dabar turiu šitą.